Retai kada išeinu į eterį, bet šiandien aš manau, kad yra proga. Taip, yra graži 24, nors pagal mūsų seną tikėjimą 21 buvo ta diena, bet vis tiek. Manau, kad ir dabar galiu pasakyti tai, ką noriu pasakyti. Tai noriu labai padėkoti, kad jūs įsigijate Senosios žinios pamokų knygą ir Gerosios Lomijos komiksą. Man tai yra be galo svarbu. Ir ar būtumėt tiesiog prenumeruotojai, kas tinklapį labai daug kas užsiprenumeravo į naujienlaiškį, ar Instagram, ar Facebook'e pasiekė. Dėkingas be galo jums už tai, kad jūs parodėte susidomėjimą mano veikla. Manau, kad tikrai pavyko sudominti ir pagrąžinti šiek tiek to, kas mes esame, šiek tiek moderniau, šiek tiek kitaip pateikta negu kad įprastai. Ir ateinančiais metais aš planuoju išleisti dar bent vieną komikso dalį. Nežinau, kaip toliau seksis, bet vieną tai tikrai. Ir tai bus, aišku, kad Eglė Žalčių karalienė. Nes tai, kai pradėjau, iš tikrųjų parodė, kad tai yra tikrai labai faina, labai reikšminga, labai reikalinga. Tiek ir žmonėm, tiek ir man pačiam iš tikrųjų, kiek daug atsivėrė visokio supratimo. Ir manau, kad kai yra daugiau žmonių, su kuriais gali apie tai kalbėti, tai tiesiog nesijauti vienas ir kiekvienas savo irgi atsineša kažką tai naujo ir praturtina tavo supratimą, suvokimą ir tą bendrą jausmą. Taip kad, vardan tos. Sakė, galvojau, kad pasakysiu trumpiau, bet neišeina. Tai noriu tik tai pažymėti vieną labai tokį svarbų dalyką, kad projektas tęsiasi, jeigu jūs dar, jeigu netyčia nesat prenumeravę, ar tai Facebook'o, ar tai Instagram'o, ar tai YouTube'o kanalo, gal tiesiog prisijungti naujienlaiškį, tai visą tai galite padaryti. Tai mano nuoroda yra www.baltumitologija.lt. Ir iki sekančių, nes naujienos paruošęs dar ateinantiem metam nemažai.